kai valdo patesim, katinas veisas akis žiba. Bebemis arčiai šuo kameros įjungtos, praleisim laiką mes gerai, nes ši žaibos ostikiai. Bimsai. Nu ką, labas rytas, chebrytė. Labą rytą, draugeliai, draugai. Gražus rytelis, rūkas. Bet jau pramiegojom tą kliovą panašiai. Nes dabar jau, kiek čia rodo, 6:30, reikėjo 5 keltis. Bet 5 atsikelti nepavyko, nes visą naktį signalizatoriai pipčiojo, bet taip tingėjo ten traukti meškerės lauk. O pipčiojo tai patys žinot, kas čia pipčiojo. Man atrodo. Bet gal da pagausim tą rytinį, bandom persimest meškerės ir pradedam žvejoti. O draug iš ryto dabar, fukt, karšiukas, karšių būrys dabar stovi ten, pasišerta į mūsų vietą. Nu ką, bandom, hebra, bandom žvejoti. Nu ką, hebrytė, norėjau meškeres permest, bet kažką turim rimtesnio. Galvojau, kad čia visą naktį mailius nedavė miegot, net netraukiau meškerių lauk. Galvoju, tegu skamti signalizatoriai. Bet pasirodo, dabar norėjau meškeres permest, kažką turim rimto. Kažką turim. Naktinį. Blemba, hebrytė, žinokit, man visada sekas. Kaip tik naktį palik meškeres, netrauk, nieko nedaryk, iš ryto ištrauki, pist, stovi geras. Nu ką, aš galiu pasakyti, turim? Turim karšį, neblogą. Jo. Turim gerą karšį. Va tai tau ir rytas. Bet nu nejaugi šitai pipčioja. Nu ką, šaikelė, turim pirmąją petelnę. A, čia ir jas tai jis gerai buvo užsikabinęs. O, hebrytė. Yes! Rytas prasideda taifo, hebra. Šiandien dieną prasideda taifo. Turim petelnę. Nu, koks pusantro kilo gal, karšiukas. Bet ne tas 3 kilų, kokių mes atvažiavom. Bet vieną turim. Dedame sėtelį.
Yes! Молодец, bičiuliai, молодец, turim pilną karšį rytinį. Aišku, iš čia buvo naktinis, bet ištraukėm rytą atsikėlę. Молодец, yes, turim. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kai aš mažas buvau, su gitara grojau, nupirkau DJ pultą ir tada miksavau. Aš žemaitis esu ir muzoną kuriu, ei pašokim kartu, bus taip linksma smagu. Kai aš mažas buvau, šilę ožius ganiau, sutikau piemenaitę ir karštai pamilau. Jai priskyniau gėlių, pasakiau, kad myliu, visą naktį šilę, grojau jai dūdelę. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nu ką, chebrytė, mes dar nieko nevalgė, kavos negėrė, bet šitiem vat davėm pavalgyt. Arčias valgo pusryčius, Bemsas irgi užkando. Aišku, čia ne viską tas suvalgėjęs, tiek jis te valgo nedaug kažkaip. O tas tai drūns geras ir uodega vat nulinkus tik. Lapnoja, ausis linksta. Nu tai va, gyvulius pašėrėm. Eisime mes, kavos pasidarysim. Sumuštinį kokį perkasim rytinį. Bandysim žvejuoti. Rytas nieko gero. Iš po nakties tą vieną karšį ištraukėm, bet daugiau vat smulkmė kimba. Nu gal atplauks dar. Eisim paspambuot biškį vėliau. Pašert vėl normaliai. Nu tikėkime skibra. Gerai, Mauna pusryčiauti, o mes iki greito susitiksim. Sveiki, čia žvejybos nuotykiai ir kviečiu pabūt su mumis kartu. Čia šuo arčiukas, žuvį nešiojo, kačiukas Bemsas, uodus gainioja, tu prisijung, pažiūrėt kartu. Skim aneškėjų, aneškėjų, ne anykščios, saulė čia, pietų atrodo tyra, tu liūdėsite, visi reisėdėm, ir be mūsų, bet čia visą žvaigždė geriau, nors džiaugsmas, tai geriausia scena. Mes sėdim tyliai, laukiam kibimo, kiekvienas plūdės judesys, širdies virpėjimas. Arčiukas loja, taip pagauna mažą, Bemsas miega, bet tu ar nepalieka. Aneškėjau, aneškėjau, algavai tu iš tai visam lygiačiu. Palakyras atida vis tiesuočiu, apės nemą, čia įvybos,
Mūsų nuotykiai tęsiasi. Nu, turim kažką. Kažką vėl turim. Chebrytė. Eina sunkiai. Bus karšis vėl. Jas, chebra, pagaliau. Vakar nelabai kybo, bet vakar tiek ir tai žvejojom. Nu, šiandien iš ryto tai startavom. Ne iš pačio ryto, bet apie 8, pusė 9 vat prasidėjo veiksmas. Oi, karšis geras vėl. Vėl lęšius. Gerulis karšis vėl pareina. Kimba gerai. Kilinis. Oi gerulis karšiukas. Va, chebra. Šitokių lęšių žvejyba. Lęšių žvejyba, chebra, va. Bum! Va tokie karšiukai kimba. Va čia tai jo, va čia tai ne žiobriukai, ne raudelės, kur vakar traukiam, o šiandien nuo ryto jau 5 ar 4. Va tokie va lęšiai, chebra. Po 1,5. Ne 2, ne 3 kilai. Gerai būtų 3 kilų pagauti. Jeigu 3 kilus pagaunam, skutam barzdą šiandien, pirteliai, iš po pirties. Bet va tokie 1,5 kimba, neblogai. Gražus lęšiukai. Jas, chebra, jas, pagaunam, šiandien jau pagaunam gražių karšiukų. Į sietelį. Va, sietelis jau biški yra. 5 gal karšiukai, neblogi. Jas, chebra, jas. Kimba, smagi žvejyba. Aišku, visų tų karšių neimsim, paleisim. Pasiimsim gal 5 šiandien. Planuoju 5 karšius pasiimti didesnius. Visus kitus paleisim. Bet 5 paimsim karšiukus. Parsivešim namo. Nebeturim šaldiklį ne vieno žuvies, tai karšius sueis ant rūkimo. Jas, chebra, kimba. Achujiena dienelė. Šiandien vėl mūsų laukia 2 dieną. Pasaka, karšiai kimb, žuvis kimb. Prigaudėm jau savo normą belė kaip. Gal kokie 20 karšių pagavau, chebra. Jeigu taip nemeluojant, visų nenukameravau, bet didesnį, mažesnį buvo 10 tokių po 2 kilus, 10 tokių mažesnių. Ir smulkios žuvės praktiškai nebėra. Vien atvarė karšių būris, bet tą karšių būrį reikia aišku išlaikyti. Tai būtų gerai pasispombinti vėl biški, paduoti kukurūzų, tam paduoto pašariuko, kad jie išsilaikytų. Nes jie gali būti, kada jeigu didelis būris ateina, tai žinot, kelios valandos, ne ten
kiek ten yra, išvalys ir vsio, nevarys ten į kitą ežero pusę, tos būriais. Tai vėl galim būti be kibimo visą vakarą į visą naktį. Nu šiandien iš ryto tai atėjo normaliai. Bet mes jau savo pasigaudėm, kontento pafilmavom žvejybos. O čia ne žvejybos, tiek, kaip sakant, to nuotykių kanalėlis, tai ieškom nuotykių kažkokių. Nežinau, reikia darbų prisigalvoti, reikia eiti šiukšlės aplink gal. Dar mačiau, ten vienam pusėje šiukšlių buvo, kitoj pusėje šiukšlių. Eisim aprinksim. Vis fainiau bus. Kai žinosim, kad mes aprinkom šiukšlės kažkienų svetimų žmonių. Vaikštinėjom, aplink ežerą renkam šiukšlės, pusę maišą pririnkom. Ir čia tokia ir pavėsinė prie ežero čia, kur mes žvejojom. Nu tai pavėsiniai, tai achujiena pavėsinė graži, bet prie pavėsinės vaizdelis tai toks. Aplinkui pilna šiukšlių, servetėlių visokiausių. Ir čia yra toks padaryts, kaip šašlikinė. Iš šulinio skritulio. Ir šašlikiniai va toks vaizdelis. Bilemba, hebra, aš nesuprantu. Tai jeigu čia yra padaryta šašlikinė, tai nafik, blei, tas šiukšlės čia mest. Popieriai. Nu, bilemba, hebra, čia pavėsinė irgi, va. Prisvaidyta, triusikų, šukių, tai, blei. Vinių, aš jau nekalbu, kur jau ir kabliukų žvėjai palikė, sistemėlių, valų. Tai nežinau, ar čia jau 2 kartus su kabliuku įsidūrė į zubus. Užsipynęs buvo tarp valų. Nu bet tai blemba, jeigu ne žvėjai, nu tai irgi atvažiuojat poilsiaut, nu tai išsisurinkit, išsiveškit tą šiukšlę savo. Aiškiai pavėsiniai, va, yra angliškai, norvegiškai parašytos taisyklės, kad, blėt, nu nešiukšlint. Normaliai. Net ir lietuviškai yra parašyta, net ir lietuviškai. Nu ką, einam pasiim porą maišų, einam surinkt. Dėsim į bimbalą, vešim namo. Aišku, man tų šiukšlių tai reik, priduodu, aš pinigus gaunu už tos šiukšlės, tai sueis man zaibis. Tai vis dėlto nusprendžiau chebrytę atrinkt, kur yra plastikas ir popierius. Aišku, plastiko degint negalima, bet nu ką darys, nes čia dafiga tų šiukšlių bus. Porą maišų nunešiau jau į mašiną, dar vienas maišas liko, čia vien metals, irgi supisti tie vienkartiniai griliai. Nu ką, parsivešim, į metalą nuvešim. Išeis karbonkė alaus. O čia liko popierius ir plastiks. Ir kažkokie tai triusikai vaikiški, tamponai, moteriški. Ir bandysim užkurt laužą, sudeginti tas šiukšlės. Atsinešiau popierius, biškį malkų. Bandysim sudeginti. Nu ką, baig sudegti tos šiukšlės. Kai dar rastų tų, blėt. Plastiks, aišku, nelabai nori degti. Stiek liek tokia ištirpęs šūdas. Nu, bet vis tiek, aptvarkėm biškį. Gal hebra atvarius pamatys, kad normaliai gražiai atrodo, šiukšlių nėra. Gal ir neapšiukšlins. Nes jeigu viens kits įmetė atvarą, pasižiūro, čia, blėt, čia jų gali mesti, tai visi pradeda mesti. Nu, nežinau kaip. Mes čia gerai padarėm, ne gerai, parašykit komentarą. Čia gerai pakūrėm, sudeginam, negerai. Reikėjo namo išsivežti, išrušiuoti. Dar prasipist kiek laiko namuose. Parašykit komentarą. Ar jūs taip pat susidūrėt irgi su tokiais dalykais? A tik aš čia viens tų šiukšlių randu, kur be nuvažiuosi. Nu ką, bičiuliai, manau pats laiks būtų pirtelę užsikurti jau. 3 valandą dienos. Tai
3-4 valandas, kol laikais pirtis. Tai ant 6, ant 7 kažkur ir būtų geriau lysti jau į pirtelę. Hebra nebatvarys greičiausiai, vienas pats varysiu. Tai būtų gerai 7 valandą pasikaitint, kad spėtume dar išsimaudyti ežeriuke. Labai nebūtų vanduo atšalęs. O ko pirtelė reik, tai reik malkų. Esam pasiruošę malkų. Turėtų pakakt, manau. Ir dar reik pirtelį akmenį susidėti. Tai akmenų nesiimu, niekad nesivežu, jeigu varau su pirtelė. Nes esam Norvegijoje, žvejojam Norvegijoje. O čia Norvegijoje tai tų akmenų tai pilna. Ko jau čia tai akmenų yra. Akmenis nešim iš čia. Va, akmenų daug, plus minus va tokius akmenukus pasiimsim nedidelius. 2 eilės susidėsim ant to pečiaus. Imsim gal iš kranto, gal iš vandens, nes iš kranto bištokie nešvarus. O iš vandens ilgiau aišku kaisija. Bet vis tiek turėtų užkaisti. Išžiūti ir užkaisti akmenis. Tai nešamės dabar akmenis į pirtelę. Ir paskui parodysiu, kaip toliau kas kūrenas ir kas toliau ten vyksta. Braidžiok su manim po gaivę rasą, kada žiogeliai labą rytą gros. Gal pievų karalijoj tu suprasi, kodėl ilgiuosi rytmečio aušros. Pašauki mane, vai pašauki, kad net suaidėtų skliautai. Nejaugi, 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 tu nieko lig šiol nematai. Nejaugi, 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 aš veltui į laimę šaukiu. Pašauki mane, vai pašauki, pačiu nuostabiausiu žodžiu. Tu dieną lauk manęs obels pavėsį, kai saulė supas gintaro rugiuos. Gal tu iš saulės pasakų atspėsi, kodėl aš kiekvienos dienos ilgiuos. Pašauki mane, vai pašauki, kad net suaidėtų skliautai. Nejaugi, 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 tu nieko lig šiol nematai. Nejaugi, 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 aš veltui į laimę šaukiu. Pašauki mane, vai pašauki, pačiu nuostabiausiu žodžiu. Išeikim džiaugtis vakarų žvaigždėtų, kai rūkas plauko paupio krantuos. Galbūt tau mėnesienoj paaiškėtų, kodėl ilgiuosi vakaro tylos. Pašauki mane, vai pašauki, kad net suaidėtų skliautai. Nejaugi, 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 tu nieko lig šiol nematai. Nejaugi, 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 aš veltui į laimę šaukiu. Pašauki mane, vai pašauki, pačiu nuostabiausiu žodžiu. Nusprendžiau hebra pakuot meškeres, užteks žvejybos.
Susipakuojam meškerikės. Einam, parodysiu laimikį, ką pagavom. Mūsų laimikis vienos paros. Pykit, nepykit, bet šitą žuvį visą pasiimsiu namo. Daug paleidom. Dafiga pagavom, dafiga paleidom. Bet šitą žuvis 3 dideli karšiukai keliaus namo ir smulkmė džiovinimui. Karšiukai rūkimui, gražus karšiai po 2 kg ir tokia vat smulkmė džiovinimui. Karšiukai rūkimui. Nu šitą žuvį pasiimsim, hebra. Pykit, nepykit, bet mėgstu žuvį valgyt. Karšiukus parūkysim, smulkmę padžiovinsim prie alaus. Tai va, mano tokia žvejyba vienos paros. Nu ką, hebryte, viskas? Pasiruošė į pirtelę šaut. Pirtelė užkaito. Mausim. Nu, nėra 100 laipsnių, bet kokį 7-8 bus. 7-8 bus, akmenis baisiai kaitė. Norėsiu pafilmuoti, čia pradarysim vieną pusę, tai to karščio biški išeis, bet ne tiek ir daug. Nu, bandom. Lendam, hebra, į pirtelę, viskas, lendam. Bandom, išmėginsim pirtelę. Žiūrėkit, hebryte, kaip reikia va žvejybai pramogauti su pirtelė atvažiavus. Bukšt ir į ežeriuką iš po pirties. Nu ką, hebryte, lendam į pirtelę. Kviečiu ir jūs užeit. Aišku, ten prie ekranų nelabai jausit tą karštį, bet kviečiam užeit ir jūs. Šaunam į pirtelę, hebryte. Ai, ne, ką, pamiršau. Pamiršau būtiniausią dalyką. Prieš pirtelę būtinai šito gėrimo. Būtinai Valhalas. Pusė čierkos, nes vairuoda reikščiau vakar, bet tas vairavimas bus po kokių 1 valandų, kol čia susinešim da viską. Tai ką, hebryte, Valhalėlės už pirtelę ir už puikią žvejybą. Žvejybos nuotykiai. Valhalos eleksyras išgertas. Nu, dabar jau tikrai. Prašom, hebra, į pirtelę. Stačiau pirtelę prie ežerėlio, čia daug svetelių kartu suėjo. Vienam per šaltą, kitam per karštą, o trečia šaukia. Duok garo, duok garo, duok garo dar. Duok garo, duok garo, duok garo dar. Kam nepatinka, prašom laukan. Vanta beržynė, bačka medinė, ant gultų liko tik tai kaimynė. Duok garo, duok garo, duok garo dar. Duok garo, duok garo, duok garo dar. Kam nepatinka, sakiau laukan.
duok garo dar. Kam nepatinka, galit išgert. Čia tai užsikaitinom. Normaliai. Nu ką, chebra, šokam į ežeriuką, o jūs laikiuką užpirti paspaudžiat. Oi, oi, kaip gera, kai karstai peria ir nieks netrukdo, nes visi geria. Duok garo dar. Duok garo dar. Kam nepatinka, reik mažiau gert. O čia tai, iš popiertelės pasaka. Vasaros užbaigtuvės. Rugpjūčio 27 dieną. Rugpjūčio 27 šiandien. O mes akujieną žvejybą turėjom. Ir pirtelę užsikūrėm. Ir Valhalos iššovėm. Ir jūs, mano mėly žiūrovai, bičiuliai, ir jūs, achujienai. Ačiū, kad žiūrėjot šį video. Ačiū jums labai, kad esat. Jūs nuostabus. O mes ir atsisveikinam su Arčiu, su Bemsiuku, nuo ežero. Viskas, chebra. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitose žvejybose. Nu, Arčiu, varom maudytis. Nesimaudysi? Nereik. Viso, chebra. Žvejybos nuotykiai buvo su jumis. Ir jūs buvot su manimi. Iki kitų žvejybų, chebra. Katinas Vinsas akis žiba. Bevenis Arčis šuo kameros įjungtos, praleisim laiką, mes gerai, nes žvejybos zostati.